Sveiki, sveiki draugai, bičiuliai. Dabar naktis jau 11 val. Vakaro ar nakties, kaip čia sakykim. Noriu jums parodyti vieną dalyką. Galasių medžioklinę pylį. Ir kad suprastumėt, ant kiek reikalingas pyliui yra būtent tas galandinimas profesionalus, tikslus. Ir kaip skirsis galandant būtent ašmuo. Koks yra dabar, sakykim, tas standartinis galandimas ir kai galasiu, kuo jis skirsis. Dabar, pažiūrėkit, matot, jį tempiu, jaunu, trupučiuką įpjovę, trupučiuką. Aišku, gal čia video bus ir gana ilgas, bet galvoju trumpą daryti, bet galvoju, gal reikėtų net ir ilgesnę padaryti. Tai pažiūrėkit ir įvertinkit, ar reikalingas tas tikras galandinimas ir ką jis duoda. Tai žodžiu, stebėkit, o aš dirbu darbą. Pirminis galandinimas gana grubus, aišku, nes o dabar aš galiu biškį praeiti per visą ir matote, kampai kokie visai kitokie turi būti kampai negu kad yra. Žodžiu, dirbam ir dieną dirbam ir vakarais, ir rytais, ir naktim dirbam, kada reikia, va, ir kokį aukcioniuką sukalat normaliai, ką sakau, reikia galąsti. Tai žodžiu, aišku, medžiokliniai peiliai jie biški greičiau pasigalanda negu virtuviniai ar kažkokie kitokie, nes čia yra gana status kampas ir grubus galandinimas reikalingas. Jis medžiokliniai išgyvenimo peiliai tokie faini. Tai žodžiu, pamatysit, kuo skirsis aštrumas nuo dabartinio ir koks bus. Dabar nežinau, pasižiūrėti reikia, ar matysit. Na, čia trupučiuką reikia pasitraukti. O kulniukas visiškai neaštrus dar. Ir čia vis dėlto formuojam eglutės formos mikroraštą, kad peilis pjautų būtent traukiant. Nes su šito peiliu niekada mes nepjausim stumiant į priekį. Peilis gana storas yra. Čia gana daug reikia nuimti, kad suformuoti tikslų ašmenį. Virskim kitą pusę, dar pasižiūrėsiu, ar viskas matos. Jo, labai gerai dabar.
medžiokliniam peiliui, kada yra jau padarytas kampas, koks turi būti, sakykime, medžioklės metu, miške, pasiėmus deimatinį galastuvą, jūs galit tokį pat aštrų kampą pasidaryti, tai sakant, dasiaštrinti tuo pačiu kampu, galite ir vietoje. Jau tada daug nereikia, ten porą kartų iš vienos, iš kitos pusės ir vėl peilis aštrus. Ten yra atitinkami mostai, kuriuos aš būna, kad įkeliu video, kaip reikia dasiaštrinti, kokiais mostais, kad atgal tos pačius eglutės formos mikroraštus mes padarytumėm. Aišku, tikslumo nėra tokio 100% kaip čia, bet tai vis tiek gana ilgai galime ir patys dasiaštrinti. Yra tokie oranžiniai glastuvėliai geltoni, su kuriais galima dasiaštrinti. Jeigu peiliui nėra tikslų kampų, nėra galandinimo profesionalaus atlikta, tada peilį jau dasiaštrinti yra rankiniu būdu gana sudėtinga tiksliai, jau tada daug galąsti reikia pirmą kartą. Tikrai daug ir tiksliais kampais. Tai, na ką, pirminis galandinimas kaip ir padarytas. Aišku, net ir medžiokliniai peiliai nuo plienų, nuo kietumų, nuo visko jie skiriasi. Tai nėra, kad visi vienodai galandasi. Keičiasi ir kampai pagal peilio kietumą, pagal formą, pagal storį. Keičiasi ir grūdėtumas. Dar keli niuansai yra, kurie vis keičiasi. Tai žodžiu, dabar labai gerą, brangų deimantą paėmiau, kuris kainuoja, dabar nepamenu, gal 70 eurų. Kažkas panašaus. Ir labai gerai jis galanda, tikrai gerai. Tai kartais prireikia ir tokių. Labai gerai su juo suvesti, mikroraštą padaryti, grubesnį, tikslesnį. Ir dažnai aš jį panaudoju. Paprastesnius naudoju tik tai pradiniam kampo suvedimui, kaip sakant, kada storesnis peilis, tai yra būtina, nes su to, tai čia pavargtumėm. Paprastesni deimantai, jie gana agresyviai dirba ir jie greitai nuima daugiau plieno. O šitie, jie duoda tikslumą. Su jais jau tikslumo reikia, kada peilis plonas, ten, sakykime, plonai suvestas, tai kartais net nenaudoju prastų deimantų, naudoju tik gerus. Bet arba grūdėtumą švelnų pasirenku. Tai, žodžiu, čia kaip menininkas pasižiūri ir maždaug sprendžia, su kuo, kokį paveikslą tapys. Taip ir čia stengiasi išgaudyti geriausius variantus. Taip ir gaunasi, kad turi sprendimą priimti pats, kad žmogus gautų aukščiausio lygio pagalastą peilį. Šitas tikrai bus neilgai galandinamas, nes ne prieš tai galandau virtuvinį peilį su ZDP 189 plienų. Ten kietumas 65-67, bet ir jau ten plonas, labai atsakingai turi dirbti, tai praleidau 1,5 valandos būtent galandinimui. Tai žodžiu,
Kelsiu ir video, aš ten biškį labai trumpą tokį, kai jau pagalastą, biškį aprašau žadu įkelti apie tuos irgi plienus, kam įdomu, kad galėtų pasižiūrėti. Matot, visą laiką jau paskutinės, kai jau pabaiga, tai mes kiekvieną kartą praeinam ir apverčiam peilį, kad tiesus gražus ašmenys ir kuo toliau, tuo švelniau darom mikroraštus. Ja. Kelsiu YouTube, pasidalinsim Facebook'e, kad matytumėt. Labai fainai susiveda šis pieniukas. Dar jau labai iš viso vos liečiant ir stengiamės išlaikyti mikroraštų kryptį. Dabar teks pasididinam ant 1 laipsnio ir dar gražiai prieiname. Kad taip peilis toks, kai sakant, tokio agresyvų galanimų, kad neišsidraskytų pats savo ašmenų, reikia biškį tokių fintų mokėti. Nes kai sako, stambus dantis greit lūžta. Ne, galima jas padaryti, kai jie greit nelūžtų. Tik reikia mokėti. Taip. Ir dabar mes padarysim tokį bajeriuką. Aišku, čia gal ne visi supras, bet gal ir labai ir neaiškinsim. Tik truputį, kad keista atrodys. Keramika 7000. Įsivaizduojat, keliam dar 1 laipsnį į viršų ir dar sušvelninam dantų kampučius, kad peilis kuo ilgiau laikytų ir labai tiksliai būtų dantis, neiškraipyti iš šonus, neišdraskyti. Va. Taip. Ir taip. Sušvelninam kampučius. Tai yra toks panašiai, galiu sakyti, karbidų užrakinimas ašmenyse, tai vadinasi iš tikrųjų. Bet čia, aišku, labai tikslumo reikia. Na ir mes imam alaborą dabar, gana švelnų, 28, 14. Ir leidžiam iš karto ant 20 laipsnių atgal. Mes čia buvom jau galutinį galanimą 25 padarę, kad ir reikia. Tiksliau sakant, jau su keramika 25. Pagrindas 24. Ir dabar ant 20 nuvalom kamputį, visas sąnašas susidariusias. Sušvelniu alaboru. Aha, kad nieks nieko nekliūt. Galim dar paleisti porą laipsnių ant 18. Dar sykį prasieiti. Taip švelniai, gražiai. Ir neužilgą rodysim, kaip dabar pjaus būtent tą pačią medžiagą. Va, viso. Dabar nusivalom ašmenuką ir susirandam tą pačią kojinę ir žiūrėsim, kaip dabar pjaus.
net nereikėjo traukti. Nu gerai, nespaudam. Taip, va, nespaudžiant. Matot, dedi, per kiek sluoksnių. Dedi, eina. Tiesiog yra. Matot skirtumą medžiokliniam peiliui, kas buvo ir kas dabar yra. Aišku, šitas galanimas buvau pažadėjęs, aukcione laimėtas peilis yra šis, buvau pažadėjęs padaryti nemokamai. Tai va, mes naktelę atiduodam jums. Žodžiu, už tai, kad dalyvaujat aukcionuose, kad statot, kad laimit, kad jums tai svarbu, kad palaikote mane. Ir labos naktelės, bičiuliai. Iki.